1941 žiemą vidury plikos Kazachstano stepės stotelėje Čelkar stabtelėjo traukinys. Iš vagono su kaliniais sargybiniai išstūmė pagyvenusį žmogų. Jis turėjo tik Sovietų Sąjungos vidaus reikalų komisariato pažymą apie tremtį išduotą Feodosijui Nikiforovičiui Mogilevskiui. Beveik metus jis elgetavo, mirdamas iš alkio parkrito ant plyno kelio. Nepažįstamas žmogus jį pakėlė ir nuvežė į ligoninę. Vos atsipeikėjęs, dar svyruodamas, būdamas visiškai silpnas, jis iš karto pradėjo padėti kitiems ligoniams. Niekas net nenutuokė, kad jis rūpinasi vienas iš Rusijos stačiatikių cerkvės hierarchų, arkivyskupas Nikolajus Mogilevskis. Pirmą kartą jis buvo areštuotas 1925-aisiais. Tardytojo, kuris jį apklausė vardą, vyskupas užsirašė ypatingą knygelę, kad melstųsi už jo sielos išgelbėjimą. Toje pačioje knygelėje buvo ir komisaro, kuris atėjo sugriauti jo būsto, vardas. Žinoma, tai krikščioniškų, gerų, mielaširdingų šio žmogaus santykių su kitais žmonėmis liudijimas. Vyskupas Nikolajus visą savo gyvenimą turėjo didžią meilės dovaną. Išliko daugybė sinodikų, tai knygelės, kuriuose buvo užrašomi žmonių, tiek mirusiųjų, tiek gyvųjų vardai. Pas vyskupą Nikolajų jos, tikrąja to žodžio prasme, buvo daugiatomis. Jis užsirašydavo vardą žmogaus, su kuriuo galbūt bendravo vieną kartą gyvenime. 1943 spalį patriarchas Sergejus pateikė Stalinui 26 vyskupų, kuriems prašė suteikti amnestiją sąrašą. Visi paminėti šiame sąraše tuo metu jau buvo sušaudyti arba žuvo lageriuose. Gyvas buvo likęs tik vyskupas Nikolajus Mogilevskis. – 1945 gegužę jis buvo paleistas iš tremties ir paskirtas Almatos ir Kazachstano arkivyskupu. Į didžiulę vyskupiją pilną našlių ir našlaičių, kur po karinėme skurde susimaišę gyveno vietiniai ir iš visos Rusijos evakuoti gyventojai, atkeliavo pastorius. Jis neskirstė žmonių į reikšmingus ir nereikšmingus, į vyrus ir moteris, senelius ir vaikus. Vienodai žiūrėjo į visus. Vienodai buvo pasirengęs, kaip rašo apaštalas Petras viename iš laiškų, visiems būti viskuo. Tokia labai plati širdis buvo tikrai švento Dievo tarno. Вот таково было очень широкое сердце этого действительно святого угодника Божия. Visų, kurie susilietė su vyskupo Nikolajaus meilės jėga gyvenimuose, vyko stebuklai. Grįžo dingusieji be žinios, sveiko ligoniai, netekę vilties rasdavo tikėjimą. Mirties dieną Nikolajų palydėti atėjo 40 000 žmonių. Karstą su jo palaikais iki kapinių apie 7 kilometrus tikintieji nešė ant rankų. Archierėjaus sobore 2000 rugpjūtį Almatos ir Kazachstano metropolitas Nikolajus buvo priskirtas šventuoju prie naujųjų kankinių ir Rusijos nuodėmklausių. Iš šventojo Nikolajaus Mogilevskio pamokslo. Kai mes tikime, mokame už tikėjimą.
ir atnešam dovanas. Bet kokios tos dovanos, kurių reikalauja tikėjimas? O jos labai paprastos. Tai sugebėjimas atleisti ir mylėti. Tai ir yra Kristus. Stebuklai nutinka ten, kur yra gebėjimas atleisti ir mylėti. Kai motina tiki, kad gali rasti bendrą kalbą su savo autizmu sergančiu vaiku, nekreipdama dėmesio į gydytojo žodžius, kad niekada iki jo neprisibels. Motina didžios meilės jėgos dėka vis dėlto randa naujų bendravimo būdų. Tai yra dar vienas stebuklo pavyzdys, kuris pagal gamtos dėsnius neturėjo įvykti, bet meilės jėga sugebėjo sugriauti kliūtis.